Sveiki! Po praeito mano video apie poliuretano putas sulaukiau labai dažno klausimo. O kaipgi pelės? Ar tiesa, kad jos tiesiog dievina šias putas ir mielai ten įsikuria? Kol judame į kitą objektą, galime trumpai apie tai pakalbėti ir sugriauti šitą mitą kartą ir visiems laikams. Pradėkime nuo to. Poliuretano puta yra sintetinė medžiaga. Ji neturi jokio organinio kvapo ar skonio. Pelėms tai nėra maistas, jos jo nevalgo. Bet kodėl visi bijo graužikų? Nes jie ieško plyšių ir šilumos. Uždarų porų puta sukietėja į visišką skydą. Ji yra kieta kaip uola, ji užpildo mažiausius mikroįtrūkimus ir tiesiog fiziškai nepalieka vietos, pro kur pelė galėtų prasmukti. Poliuretane nesiveisia mikroorganizmai, nėra drėgmės ir pelėsio. Graužikai tiesiog natūraliai vengia tokios aplinkos. Namas bus saugus tik tada, kai bus sandarus. Putos jį užsandarina visų 100%. Taigi, atsakymas aiškus. Nepelės šių putų nemėgsta. Priešingai, tai puikia apsauga nuo nepageidaujamų svečių. Turite klausimų apie šiltinimą? Rašykite komentaruose, o jei ieškote kokybės, kreipkitės į mus, Termovizijos komanda. Iki kito video.